Dabar reikia va ten. Ne, čia nepralysiu, na. Lyja purškia, kaip turi būt. Turiu čia dar kai ką. Nu čia taip. Išrūkytos būsiu. Nu, ką jūs turistai, sveiki gyvi. Šiandien Ignelis vėl prie vandens, prie ežero. Oras patys matot koks. Gruodį kaip ir negaliu labai tikėtis stebuklo, lyja. Paskui kaip ir nustos. Šiandien žadu paplaukti apžiūrėti Boro salų. Gal jeigu ten viskas gerai, pavyks įsikurti, pasistatyti stoginę, susikurti lauželį, pasigaminti kažką ir išgyventi naktį. Eik tu sau, kad pilka. Gerai pakuojamės ir pučiam. Gerai truputį pasitikslinau, tai visam plote žemėlapį matau mažiausiai 8 salas. Bet plotai dideli, tai iki kitų plaukčiau ten mažiausiai kelias valandas. O dienos trumpas, tai reikia spėti ir įsikurti ir malkų pasidaryti. Tai plauksiu iki artimesnių čia, bet ir tai reikės paplaukti. Ganėtinai nemažai. Dabar reikia va ten pakraščiuko į tą tarpą. Ten bus artimiausia sala. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Pabandysim įsilaipinti. Vasaros prisiminimai. Lyja purškia, kaip turi būt. Labai jau nedidelė, ką. Va čia va, šita didesnė prie pat, o va čia va su šitais 3 medžiais. Nu čia toks bebrynas visiškas. Labai jau sunkiai būtų. Varau dabar dar vieną apsižiūriu. Būtų gerai, kad nereiktų grįžti. Čia turėčiau pranert. Šitai vietų paprastai tai va ten vieta, ten. Tokių belekie gerų. Bet noriu saloj. Blemba, reikia imt greitį. Ne, čia nepralysiu, na. O gal? Nu, lipt šlaptkojų tai aš čia nenoriu. Bet kiek nedaug reikia. Va ten kitas krantas, kita pusė. Ta prasme būčiau pravaręs, bet pažiūrėkit, ant kiek vanduo žemesnis. Va, matom, kur buvo linija ir kur dabar. Jeigu gerai žiūriu, va ten 3 sala. Tuoj pasižiūrėsim, kaip atrodo. Čia gal kur nors išlips. Aplink vanduo visur. Va ir malkų būtų iškart. Matau. Va tokius tai tikrai panaudosiu paskui.
Čia va dar yra. Tai jo, dabar pats pirmas darbas galvoju. Reikia užsitentuot, pasidaryti kažkokią pastogę greitai. Iš tų dviejų medžių bandyti prasitempt. Tentą iš tos pusės nuleisti. Daryčiau gal kokį medinį, bet su laiku labai prastai. Nėra kada labai... Nu ką, sveiki atvykę į mano kambarį. Papušėti reikėjo, kol pasistačiau. Tas tentas pigus, aišku, jisai per daug jo tempti negali. Nes jeigu stipriau patempi, išplyšta iš tų kilpučių. Tai kiek įmanoma jį tempiau. Manau, visai gerai įsitempė. O taip va. Čia pasilikau, kai tentas nemažas, tai gabalą atsilenkiau, kad nuo žemės susidengtų, sakykim, kad ta drėgmė tokia neįtų. O čia va, atsilenkia kraštai. Šiek tiek į vidų sulenkiau, kad nuo viršaus drėgmės negaudytų lašų. O tatampas į abi pusės, taip į žemę, į kraštus ir į tą pusę. Taip, viršai pritvirtintas sausuolis rastas. Apačioj irgi suvyniau tokį sunkesnį sausuolį, kad prispaustų, dar užtvirtinau papildomai. Kraštus šiek tiek. Tada, nu man dabar va šitas va šitie trikampiukai kraštai norėtas bent iš vienos pusės, kad uždengt nuo vėjo, sakykim, ar lyt smarkiau pradėtų naktį, tai būtų gerai krašto susidaryti. Bet jau reiktų ir malkų pradėti rinktis, nes paskui sutems bus sunkoka. Dabar žiūriu, kad paaukštinau šiek tiek. Praeitą kartą, kai dariau, tai tikrai žemesnė buvo iš tų. O čia va reiktų paleisti žemyn kažkiek. Arba va šitą stagelį ilgint. Nes dabar tai
Galimai ir užlytų, ir vėjas, jeigu stipresnis. Ne taip gerai. Gerai. Eiti spiningėlį pamėtyti reikia, jeigu jau pasiėmiau. Aplink čia pavaikščiosiu. Nes kol kas su malkam tai kaip visą laiką juodas darbas. Juodas darbas. Turbūt bandysiu tiek ir įsiverst, nes šakės kaip išsunkia tas malkų pjaustymas. Eina sau. Net po prakaitų visas. Tiesų. Žibintus iš Norfos. Žiūrėkit, jau šustas. Žut balta. Dar ryškiau. Oranžinė pukšt. Nu toliau ką reikia, o šitas kampas bent jau šiek tiek prisidengti kažkuo. Turiu čia dar kai ką. Nu ką, manau, kad visai čia gerai gavos man. Kaip galvojat? Visai gražiai atrodo, ką? Jaukiai. Taip. Dabar dar lauželį užkursiu. Tuoj. Bus visai gerai. Kiek čia turim valandų? 4, o jau tamsu. Kamera aišku šviesiau, kažkiek pašviesina. Reikia prisirišti baidarę ant nakties. Irklą pasimsiu. Tai tamsoka jau. Ką, draugai, reikia bandyti lauželį užsikurt. Garas rūksta. Reikia pabandyti užkurt.
Tai turėjau patraukti šiek tiek laužą nuo pastogės, nes visi dūmai man vidu. Tas vėjas tai pasikeitė, sukinėjasi dabar į visas pusės realiai. Tai pusmetrį kokį traukiau. Dabar kaip ir gerai turėtų būti. Čia vienu momentu tai kaip šamanas gulėjau beveik. Dūmuose, kaip pirty. Bet ko norėt, saloj iš visų pusių vanduo ir dar aukščiausia vieta, tai tas vėjas čia, sakau, iš visų pusių. Nepastebėjau, ar kamera buvo įjungta. Hotdogai vakarienė. Žiauriai gera. Dar pasidaryt. Gerai eina. Kur aš peilį padėjau. Gal nesrodo labai gerai, bet skanu tai tikrai žiauriai. Miške. Labai gerai. Paprastai, greitai. Po tokios dienos. Tobula. Dar reikės kavos gal pasidaryti kokios. Bandelių turiu. Niekas nevalginta, nebuvo kada. Juodas darbas. Ten malkų, ten tas. Pažvejot bandžiau dar. O čia tai išrūkytas būsiu. Prabudau po 12 biškį. Nuo vėjo turbūt laužas jau senai nedega. Iš tikrųjų ir nebesaugojau šio. Tada žiūriu. Kaip laidas man tas juodas kitas susilaužęs aučiau. Vėl galvoju. Su tais laidais kaip visą laiką išvarai kažkur. Tai gerai dar radau. Kuprinė atsarginė, nes dabar jau padu nešiojos dažniausia. Dabar kaip ir krauna. Och, tu blemba, batai prišalę. Rytinis lauželis bus va toks. Geras. Ką, draugai, 8 ryto, tuoj šventa, manau, reikės pakuotis. Lemputės per naktį atlaikė,
Aišku, šių šviesos nebuvo daug, bet kad jaukiau tai tikrai. Gerai, pakuojamės. Visai geras rytas atrodo, gražesnis nei vakar. Galėjo vakar toks oras būt. Visiškai štilis. Nu ką, pagaliau krante prasivalysiu baidarę ir varysiu namo. Prasiskalbt drabužius, vakar išrūkė lauželis kaip niekad. Bet šiaip apskritai tai buvo žiauriai smagu, įdomu. Gerai pamiegojau, tik vieną kartą prabudau. Ten turbūt nuo vėjo garsų. Ką, gerai. Iki ir nepamirškit, labai dėkui. Čiau.